juosta taip plus, palauk, taip plus. Tai pliusas, aha. Čia mes kažkur turim. Tai pliusą turi dabar tu rankose, šita lipni juosta yra vėlgi universali. Jinai gali būti klijuojama bet kur, aplink langus visur kitur, sakykime, bet reikia suprasti, kad jos plotis yra 6 cm, ne? Jinai turi didžiulį pliusą, kad jinai skirta ypatingai šaltam klimatui. Tai reiškia, netgi prie -5 jinai puikiai limpa ir jokių problemų nėra. Jinai pagaminta šiek tiek kitaip negu kitos juostos, tai yra tu viršuje matai taiveką, čia yra taivekas ar ne, ir po taivekų yra akriliniai klijai. Tai ją, pavyzdžiui, galima naudoti aplink kaminus, galima naudoti aplink stoglangius, kaip pavyzdys, ne? Aplink kaminus, tai turiu pasakyti, kad ant blokelių. Ant blokelių aplink kaminus. Ne pirti, ne. Aš kalbu aplink blokelius, ten, kur nėra aukštų temperatūrų, kur neperkais, tai toliau. Prie metalo, kur yra kamino indeklas, ne, jokiais būdais šitos juostos neklijuokit. Tai arba pirti, kaip tu sakė, ne, tarsi, kur metaliniai yra tiesiog kaminai, tai ne, sudegsinai tiesiog, įsilydės. Tai šitoj vietoj, sakykime, toliau, kur mes galim panaudoti pažeidimo vietas klijuoti. Bet čia ir difuzinė, ir garai izoliaciniai. Taip, tam ir tam tinka. Taip, universaliai. Bet būtent taivekui, 3 sluoksnį nenaudokit. Ar? Bet kam? Bet kokiam gaminiui, kurį mes norim suklijuoti. Ar tai būtų polietilenas, ar tai būtų taivekas, ar tai būtų netaivekas, jinai puikiai tinka. Netgi, pavyzdžiui, jinai yra naudojama stoguose, Švedijai, kada stogai yra daromi iš steiko plokščių arba medžio plaušo plokščio, ne? Tai dažniausiai jas reikia irgi papildomai suklijuoti, tai naudojamas Tyvek Tape Pliusas būtent kaip sandarinimo medžiaga. Tyvek Tape Pliusas, pavyzdžiui, yra naudojamas piro plokštėse. Kai fasadas yra apsiuvimas piru arba vidus, ar ne, reikia tiesiog užlaidą suklijuoti sudūrimus, tiesiog Tyvek juostą suklijuoja ir pamiršti. Šitokia jūsų universaliausia juosta, taip? Aš ją vadinu Magaiverio juostą. Aš galiu pasidalinti, mano brolis, kadangi ralyje daug laiko važiavo, tai šitą juostą atsirado prieš 8 gal 9 metus. Tiesiog vienam ralio greičio ruože, padarė nedidelę avariją ir bamperį nusilaužė, bet reikėjo finišuoti. Tai serviso zonoje, nedavažiavo serviso zonos, aš jos pasitikau. Ir toj vietoj buvo galima tiesiog atlikti tokius darbus. Negalėjau aš kištis, bet jie turėjo atlikinėti. Ir neturėjo nieko absoliučiai, kaip priklijuoti bamperio, reikia važiuoti dar 3 km iki serviso zonos. Ir kaip tik buvau po mokymu to savaitgalio, turėjau Tyvek Tape Pliusą, tai galiu atsakyti, atlaiko labai gerai. Netgi dideliam greityje. Tai universali. Tokia Magaiverio juosta.